Ir čia prie trečio vyro mes prieisim. Liudviko Jakavičiaus. Tai be galo įdomus ir paslaptingas žmogus, turėjęs įvairiausių gebėjimų. Ir teatro režisierius, ir redaktorius, ir spaudos platintojas, ir pats kūrybą užsiminėjo, ir tiek sričių valdęs žmogus, bet taip pat tos carinės Rusijos priespaudoje gyvenęs pusę amžiaus. Tai tas pačias patirtis, kaip ir Kaliktas Kasakauskas, taip ir Jakavičius, Domas Šidlauskas, gal mažiau tų tokių nelaimių ir prieštaravimų patyręs. Tai Liudvikas Jakavičius, negalėdamas Lietuvoje platinti draudžiamos spaudos, jisai į Rygą persikėlė, bet nepamiršęs, vis sugrįždavo į Lietuvą, Šiauliuose knygyną Lietuvos įkūręs vaidinimai, ir iš tikrųjų jo veikla tokia įvairialypė, kad amžiaus pabaigoje šiek tiek vis vien, nors jis ir buvo laisvamaniškųjų pažiūrų, neprilipo ne prie ne vieno religinio modelio, bet amžiaus pabaigoje jis vis dėlto pasirinko slapyvardį Lietuvanis. Tai yra toks pasakojimas, ar jo paties sukurtas, ar kažkieno kito, kad pasiėmęs šitą slapyvardį, jisai iš pradžių norėjo turėti tą slapyvardį Lietuvonis, Lietaus dievaitis. Lietuvių mitologijai yra minimas Lietaus dievaitis. Lietuvonį pasivadino ir sako, tą pačią dieną stipriai pradėjo pliaupti liūtis. Ir kur tik jisai beidavo, visur paskui lietus sekė. Akmeniai Šiauliuose, namai šiaudiniais stogais įlinko, kai kur įgriuvo. Tai matydamas tokią stichiją, persigalvojo žmogus, pakeitė vieną raidę iš Lietuvonio, Lietaus dievaičio, nes pagalvojo, vis dėlto čia prie Dievo savo vardą priskirti, tai yra gal ir nuodėmė. Tai pakeitė Lietuvanis. Ir tuo momentu lietus nuščiuvo. Ir tai ir norisi paminėti, kad vis dėlto šis brangus Lietaus dievaičio Lietuvonio slapyvardis ir virš jo galvos ten apkabinęs Jakavičiaus Liudviko galvą, dievaitis Lietuvonis su byrančiais lašais, jis tiesiog siūlo tokią mintį ir jums visiems čia pamastyti. Čia yra Lietuvos kontūrai ant to išminčių stalo. Lietuvonis ir Lietuva. Ar nėra, kad būtent šis Lietaus dievaitis, Lietuvonis, davęs Lietuvai vardą? Tai yra versija viena, kurią čia akmeniai dabar viešinu, gal ne pirmą kartą. Tai mes turim Lietaus dievaitį Lietuvonį ir akmentikai, kurie čia stovi šalia manęs, neabejoja, manyčiau, neabejoja, kad Lietuvai Lietuvonis padovanojęs vardą yra. Todėl atsiprašau už tą nesklandžią kalbą, ne aktorius, ne poetas esu. Norėjau poetiškai gal pasakyti, bet šitą vaidmenį aš pirmą kartą, todėl pasikviečiau į talką jaunas merginas ir akmentikius ir akmentikės, kurios palaimins
šitą stalą, taip pat apšlakstys ir šias stovylas. Tik tai turbūt teks palaukti, mes vieno būtent momento neapskaičiavom. Vandens nėra. Vandens nėra. Kaip? O kaip jums, geriau, kad lyja ar kad sausa? Dabar mes galim šventi. Vakar stipriai lyja. Kaip pasakysit, jeigu reikia vandens, mes atsinešime. Bus. Dabar norėčiau paprašyti Lietuvos dievaičio Lietuvonio, kad jisai bent leistų šitai šventai baigtis. Tada tegu palyja stipriai. Gerai, merginos ir akmentikiai. Su šiokiom klaidelėm, gal jos dar įdomesnės, kai kam pasirodys, pabaigsim savo tą kelionę apie išminčių stalą. O dabar iš tikrųjų apėję aplink stalą noriu pakviesti. Nuo Lakštingalų slėnyje dažnai yra begėdantį žmogų, poetinės eiles. Jis paskaitys taisyklingą, gražia lietuviška kalba. Tai Povilas Venta Kairys. Kubrys.